Vasara įsibėgėjome ir mes. Ir kuo greičiau mes važiuojame, tuo po to mums labiau visiems skauda. Sveiki, čia Reidas. Nekaltas dėl avarijos, bet motociklistas pabėgo. Savivarčio vairuotojas nė nepajuto, kad prieš save stūmė nemažą lengvąją mašiną. Skęstančiame automobilyje vairuotojas toliau vartojo svaigiuosius gėrimus, į avariją pateko autobusas su 18 keleivių ir savaitės bėda. Mes sunkiai išsilaikome ant kelio. Visą tai netrukus Baltikum televizijos laidoje Reidas. Savaitės skaičiai. Avdi Klaipėdos kelių policijos pareigūnė Simona Kaktaitė. Per praėjusią savaitę užregistruotas 21 eismo įvykis, iš jų 9 skaitiniai, 12 sužeistų žmonių. Policijos pareigūnai išaiškino 304 kelių eismo taisyklių pažeidimus, tame tarpe 9 neblaivus vairuotojus. Gražų birželio rytą Taikos prospekto ir Paryžiaus komunos gatvių sankryžoje, tiksliau jau sankryžą pravažiavus, susidūrė motociklas Yamaha ir visureigis sukės kairėn. Atrodo viskas aišku. Kas suka į kairę, tas kaltas. Tik štai motociklininkas tai pabėgo. Labas rytas. Tai prastas rytas jums prasidėjo? Ne koks. Kaip viskas buvo? Parvažiavo viskas nežmoniškų greičių. Aha. Viskas. Tai jūs net nematėte, ar jisai va ten ištiesiai parvažiavo? Nemačiau, aš net nesupratau, kad jis bumtelė ir viskas. Ir po to kas atsitinka? Ir po to. Matyt, berniuks pėtų visų, be dokumentų, be nieko. Jo. Neišlubavo. O jisai guldė tą motociklą ar ne? Ar tiesiog? Taip, tai buvo atsikėlė ir paskui pats supranti. Pavyko pakalbėti su juo ar ne? Pakalbėjau. Ką jisai? Jis berniuks, nežinau. Jaunas, vaikas, žodžiu. Su šalmu nors jisai buvo? Su šalmu buvo. Per buto langą avariją matęs pilietis sakė, kad motociklininkas į mašiną atsimušė, kai ši jau stovėjo. Tiesa, pasukusi kairėn, bet vis tiek stovėjo. Čia jis praleido žmonės, ant perėmė davė gazą. Motociklas? Jo, motociklas. O tas paėmė sustoja džips. O tas jau šitoje vietoje kažkur va. Pradėjo vinguriuoti. Ai, šit kaip? Jo, jis apakėm saulę, vienas jums norėtų. Bet vis tiek džipas suko į kairę. Suko į kairę džipas. Stovėjo jis. Nes pamatė, kad motociklas apie, jis sustoja. Viešojo saugumo vaizdo kamera yra užfiksavusi incidento momentą. Motociklininkas atvažiuoja nuo Rūtų gatvės pusės, apvažiuoja vieną mašiną sukančią kairėn į Taikos prospektą ir mauna tiesiai į kairėn ketinusi sukti visureigį. Tas stovi, o Yamaha rauna tiesiai. Vaikinukas po smūgio dar nuskriejo į priešingą eismo pusę. Gerai, kad ten tuo metu niekas nevažiavo. Guviai atsistojo, atėjo prie avarijos vietos, pasižvalgė, šnektelėjo su vairuotoju ir nenusiėmęs šalmo dingo. Nekaltas dėl avarijos, bet pabėgo. Motociklas neapdraustas civilinės atsakomybės draudimu, bet techninės apžiūros priklauso kažkokiam iš Marijampolės apskrities piliečiui, žodžiu, motociklas vaiduoklis. Aną dieną užsikišo eismas Jakų žiedu, kai susidūrus pakrautam savivarčiui ir automobiliui Ford Mondeo užsikišo ir taip striuki remontuojami žiedo keliai. Ilgai dūsta kamštyje, nes incidento dalyviai nesutarė dėl avarijos aplinkybių. Pirma jūs važiavot? Ir nesirikiaut, nieko nedarėt? Ai, Ford visą reikiautės netgi? Taip, tepalą keisti. Ta prasme, bet iš pirmos jos tai darė? Supratau. Ir pažiūrėkit, kiek partraukė, ir neįstatė. Tai tas partraukė, tai dar čia dar... Kiek laiko. O kaip jūs nejutot, nelabai supratau, žinot. Kur Ford Vistos posūkis, va ta, kur raudona mašina, va dabar suka, Ford Vistos posūkis, va. Laisvai jungiau ir yra pakrauta ir žinau, kad tai užsipirko man ratas, bet aš priekinį netgi nemačiau. Ai, netgi nematėt, supratau. Jūs girdėjote? Savivarčio sunkvežimio vairuotojas net nepajuto, kad stūmė prieš save kitą mašiną kone 100 metrų. Pėdsakai ant asfalto parodė, kad Ford Mondeo ekipažas pagriebtas pirmoje eismo juostoje, toje vietoje, kuriems reikėjo sukti į serviso teritoriją. Parodžius žymes, įrodžius tiesas, beliko, kad vairuotojai papūstų į alkotesterį. Ir šiems sutikus su avarijos aplinkybėmis atidaryti komplikuotą eismą ir trauktis kurį kraštą, įdant teisingai būtų užpildytos eismo įvykių deklaracijos. Seniai taip karšta prie Jakų žiedo bebuvo. Labai seniai. Ir ši istorija iš Jakų žiedo vis stebina tie vairuotojai, kurie bando įveikti Jakų žiedą būdami ne visai savame kailyje. Aną dieną, kylant nuo žiedo link magistralės, policijos pareigūnai sustabdė automobilį Ford, kurio vairuotojas Gargždiškis, kaip rytui, buvo truputį pergirtas. Net žodžio ištarti negalėjo. Labas rytas, mielas ponia. Ar ne per daug pučia tokiam rytui gražiam?
Įdomiausia yra tai, kad vairuotojo žmona vairavusi į Klaipėdos automobilį nepastebėjo, jog vyras yra girtas ir suskaudus kojai pasiūlė mašiną parvairuoti šiam. Tai tas ir pavairavo iki pirmo policijos patrulio. Nepastebėjo girtumo, tai šeimos biudžeto mažėjimą pastebės iš karto. Vieną gražų rytą netoli Nemirsetos nuvažiavo nuo kelio ir gilaus griovio krūmuose įstrigo automobilis Mercedes-Benz. Kas važiavo, tas žino, kad Nemirsetos kelyje yra įmantrių posūkių, tačiau avarija įvyko tiesiame kelio ruože, kai ko ne 50 metų vairavimo stažą turintis Mercedeso vairuotojas automobilio salone pasilenkė kažkokių dokumentų paieškoti, ar nėra palikęs namie. O kai jis atsitiesė, mašina jau važiavo nebe keliu, o grioviu. Netoliese buvo medis, bet krūmai sustabdė Mercedeso skrydį iki jo. Vairuotojas buvo blaivus ir per avariją nenukentėjo. Mažai šakos ir Mercedeso šonui pakenkė, gal tik truputį per snapą gauta. Šilutės Plento ir Debreceno gatvių sankryžoje rusų vilkikas, susilietęs su lietuvaitės Audi, užtvėrė pusantros juostos ir apytuštės gatvės iš karto užsikišo automobilis. Audi ekipažas laidos kūrime dalyvauti atsisakė, o rusas paaiškino štai ką. Я стоял на стоп-линии. Ага. Да, Стоп-линия, да. Загорелся зеленым и поехал. Все, слышу шум, тормоза, машина вот Kai atvyks pareigūnai, o jie tikrai atvyks, tai dėl susidūrimo apkaltins abi pusės. Vilkiką, kam šis pradėjo judėti vairuotojui nesitikinus, kad priekyje ar po pilvu nėra mašinų, o Audi, kad keitė kryptį. Norėjo mergina už savęs stovinčią mašiną Debreceno gatvėn įleisti per žalią rodyklę, nupieštą ant lentelės. Palindo po vilkiku ir laukė, kol tas iš galo pravažiuos. Tas pravažiavo, tai tada pradėjo važiuoti ir vilkikas. Kelyje Klaipėda Kretinga už Kretingalės nuo kelio nuvažiavo ir kelis kartus vertėsi automobilis Audi, pagamintas dar sovietmečiu, kažkur 1989 metais. Kretingiškių merginų ekipažas vyko apsipirkti į Klaipėdą, kai jauna vairuotoja, lenkdama nesuvaldė mašinos, išvažiavo priešpriešą, nuvažiavo nuo kelio ir vertėsi ne kartą. Vairuotoja Loreta buvo blaivi, bet dėl šoko nė žodžio negalėjo ištarti, o štai keleivė sėdėjusi gale mums papasakojo viską labai vaizdžiai. Mes lenkiam ir aš iš tikrųjų net neatsimenu, nes man yra šoko būsena. Lenkiam kitą mašiną, iš priekio išlindo dar kitą, tada nebežinom kur dingti, nes iš šono šalutinę mašiną priekį pravažiavo kita, viskas važiavom per vidurį, ta mašina pravažiavo, ta nuvažiavome mes per visą kelią į vieną, į kitą pusę ir tada ten skridom ir vertėmės per priekį. Per priekį? Kiek kartų vertėsi? 2 gal, 3, nežinau, sunku suskaičiuoti. Aš tik galvoju greičiau, sustoju greičiau, apsivesk, aš noriu išlipti. Sustojo viskas, galvoju, kaip reikia išlipti, kad tik duris atsidaryti, atsidariau duris, išvirtau, viskas gerai, visas gyvas, sveikas, išlipam, atsisėdam ir... A tu galėjai sėdėjai? Galėjau. Po avarijos į ligoninę buvo išvežta priekinėje keleivio sėdinėje sėdėjusi keleivė, bet po apžiūros ji paleista gydytis namo. Tad sužinojus šią žinią, vairuotoja nuoširdžiai nusišypsojo. O baba, o taip. Filmuoja reido reporteriai. Čia varo Kauno vairuotojai. Žinia, Kaunas yra gimtasis reido autoriaus miestas, bet autorius yra prieš, kad kažkas yra lygesnis už lygius. Taip pat reido autoriai nėra abejingi merginoms, ypač kai jos baltos kaip gulbės. Tačiau kai gulbė varo per 3 Šilutės Plento eismo juostas, nors pėsčiųjų perėja šalia, tai tos baltos gulbės nelabai mums bepatinka. Nelabai mums patiktų ir situacija Tauralaukėje, kai lenkant dviratininką yra drąsiai išvažiuojama į priešpriešą. Net video registratoriaus vairuotojo ranka sudrebėjo. O už tokias situacijas reikia duoti ausų. Dar gerai, kad aplenkęs per stabdžius nekirto. Na kaip nekirto? Kirto, bet ne taip staigiai. Palangos kelias, dėmesio į automobilį Peugeot kairėje ekrano pusėje. Jis to jau parodys, kaip nedara elgtis mūsų keliuose. Be posūkių rodymo. Į kelkraštį. Lenkimas per dešinę pusę. Labai mandras. Ką jis ten veikia? Jis ten turi reikalų. Jam arba reikia į degalinę užsukti, arba į Mazūriškes. Netrukus reikalų atsiras ir komisaro kabinete. O čia Kretinga, Tekėjų gatvė. Važiuojant per geležinkelio pervažą reikia sustoti, kaip liepia kelio ženklas. Apsižvalgyti ir tik tada pradėti važiuoti. Važiuojantis iš priekio automobilis to nepaisė, kaip ir kiti važiavę paskui. O čia legendinė Baltijos prospekto ir Šilutės Plento žiedinė sankryža. Kodėl legendinė? O todėl, kad čia įvyksta daugiausia avarijų, čia vartai į miestą, o žiedė baksnuojamasi dėl štai tokių džekių, kuris dabar šaus iš kairės. Pažiūrėkit. Dabar jūsų dėmesiui. Vieno prekybos centro apsaugos kamerų užfiksuota BMW automobilio avarija Taikos prospekte. Filmuotoje medžiagoje matosi, kad čia lenktyniavo 2 automobiliai BMW. Ir juodasis BMW į atitvarus ir stulpą įlipo po kontakto su baltos spalvos BMW. Baltasis BMW iš ekranų dingo, tačiau jaunuoliai iš jo pasirodė ekrane. Bėgo link avariją patyrusio automobilio, kurio vairuotojo organizme vėliau medikai ras narkotinių medžiagų. Tik tiek.
Per avariją 26 metų jaunuolis nenukentėjo, bet sako, kad žolės pėdsakai likę nuo nelabai seno parūkymo. Tad avarijos nagrinėjimas nukeliavo į teismą. Mūsų adresas reidas 2002@gmail.com. Reidas Facebook'e yra tiesiog Reidas TV. O dabar reklama. Dabar jos pozicijos laikas mūsų eteryje, tačiau po jos toliau laidoje matysite. Skęstančiame automobilyje vairuotojas toliau ramiai gėrė alkoholinius gėrimus, skubėjo į egzaminą, atsidūrė griovyje. Per pusę metų toje pačioje vietoje nuo Palangos kelio nuvažiuojo jau antras lenkų vilkikas. Į avariją pateko autobusas su 18 keleivių ir per kraupią avariją greitkelyje moteris prarado kūdikį. Visą tai ir dar daugiau jau po reklamos. Tiek buvo reklamos ir anonsų, o mes tęsime tai, ką žadėjome iki jų. Sekmadienį Klaipėdos rajone kelyje Gargždai Vėžičiai važiuojant nuo Gargždų nuo kelio nuvažiavo ir laukuose sudužo automobilis Opel Vectra. 1991 metais gimęs, žodžiu jaunas vairuotojas, per avariją nenukentėjo. Vežetiškis buvo blaivus, bet labai jau greitas. Kai pasivėjęs vieną mašiną, sumastė ją lenkti, tačiau iš priekio tuo metu važiavo kita mašina. Tad jaunuolis nenorėjo kaktomušos su ta atvažiavusia iš priekio, nepageidavo analinės avarijos su ta, kurią pavijo, tai pasirinko geriausią variantą – laukus prie Vėžičių. Keista savaitė mūsų keliuose, automobilių vairuotojai vis ant kelio neišsilaiko. Apie tai bus ir kitas, ir dar kitas siužetas. Saulėtą pirmadienio rytą Palangos kelyje netoli Girkalių nuo kelio nuvažiavo Lenko vairuojamas vilkikas. Krovinio jis nevežė. Kelionė buvo prasidėjusi ką tik Klaipėdoje. Vilkikas turėjo atsidurti Liepojoje dėl kito krovinio, tad užmigti vairuotojas negalėjo. Tad kame reikalas, Marekai? Вы коровник самоходу? Мы коровник самоходу. Вы коровник. Что случилось? Ну что, злапал побоча и поехал. И все? Не уснули, ничего? Не, ну Отдохнувшие? да. Не пьяные? Не, ну policja sprawdziła. Lygus kelio ruožas. Greitis čia rekomenduojamas 70 km per valandą. Lenkas išlipęs iš kabinos apsidžiaugė, kad neįkrito jis su kokiu priekiniu ratu į šulinį, būtų išliekęs prie priekinį stiklą. O gal ir nebūtų, juk mes europiečiai. Su saugos diržais važiuojame. Pavasarį čia netoliese nuo kelio nuvažiavo kitas Lenkų vilkikas. Tada vairuotojas ne spaudai ir ne policijai prisipažino, kad vairuodamas rašė SMS žinutę. O šitas tiesiog pasigavo kelkraščio fragmentą ir turi aibę nemalonumų, formalumų ir dar baudą turi susimokėti vietoje, neišvažiavęs už sienos. Šlapę antradienio rytą greitkelyje netoli Klaipėdos nuo kelio nuvažiavo ir ant stogo apvirto automobilis Opel Calibra. 1 metų vairavimo stažą turintis gargždiškis per avariją nenukentėjo, aišku, kad buvo blaivus, neskubėjo į svarbų egzaminą ir avarija vyko, kai jaunuolis bandė lenkti priekyje važiavusi automobilį. Tačiau per galinio vaizdo veidrodį pamatęs dideliu greičiu atskrėjantį kitą automobilį, pabandė grįžti į savo juostą, čia mašina sumėtė, mažytė Calibra bloškiama į skiriamosios juostos atitvarus ir nuo jų nuskrido į griovį dešinėje kelio pusėje. Iš pirmosios rikiuotės į antrą? Taip, ir aš rodžiu posūkį viską ir žiūriu mašiną važiuoja, aš žiūrėjau veidrodėlis, nieko nebuvo, jinai parlėk didžiausių greičių už manęs. Aha. Ir aš greitą vairą atmečiau ir man taip gavosi. Supratau, vienas važiavas. Taip, vienas. Avariją matė iš galo važiavęs Hyundai'us vairuotojas. Jis netgi identifikavo tą greitai lėkusią mašiną. Jisai pirmoji juostai važiavo, staigiai užmetė į dešinę pusę, nes rodė posūkį į kairę. Aha. Ir tada staigiai jį užmetė į kairę, atsitrenkė ir iškart vertė visą padėtį. Bet jisai rodė į kairę posūkį, viskas tvarkojo, kodėl jį į dešinę užmetė? Todėl, kad patrūdė staigiai su... Ta prasme, labai staigiai važiavo ta mašina, taip, iš paskos. O kokia ta mašina buvo? Audi A4, tokia vyšnas, tamsi vyšnas spalva. Ir dar. Jaunuolis padaręs avariją pabandė prisiskambinti policijai, tačiau moteriškas balsas paaiškino, kad policijos nereikia, jeigu niekas nenukentėjo. Kadangi taryta nei Klaipėdos, nei Gargždų policijose moteris prie telefono nebudėjo, tai drįstame galvoti, kad čia vėl tarpininkai tarp policijos ir avarijos dalyvių bus nesusišnekėję. Pilta į atitvarą, vadinasi, policiją kviesti būtina, nes jeigu taip toliau, tai ir gyvensime sulankstyti, nes atitvarų niekas už dyką nelygins. Beje, vairuotoją į egzaminą nuvežė policijos pareigūnai, sako, kad spėjo, nes kitaip tą egzaminą būtų tekę laikyti tik po 3 metų. Kitoje tos dienos istorijoje atitvarai apsaugojo automobilį Peugeot nuo skrydžio žemyn.
Sukrėsta Peugeot vairuotoja negreitai atsitokėjo po avarijos, o jo sutuoktinis papasakojo, kad avarija tai dvigubo lenkimo pasekmė. Važiavo nuo Libartų pusės link Klaipėdos ir vienu žodžiu Lenkija. Lenkija ten kažkokia krovininė mašina, kuri labai litai važiavo, ten turbūt labai litai, ten 20, nedaugiau 30. Žino, kad ten, nors ir matė, kad buvo ženklas, kad negalima lenkti, bet kadangi mašina per litai važiavo, tokiais atvejais galima, kada mažiau 30, reiškia važiuoja kito transporto priemonė. Ir pradėjo lenkti, mašina iš priekio nebuvo. Ir iš galo pareina. Iš galo staigiai atvažiavo, nepastebėjo iš kur, kadangi turbūt jisai dvigubą, reiškia, irgi lenkimą darė. Dvigubas lenkimas. Ir labai greitis, kaip liudininkai sakė, kuri yra apie 100 km, tai buvo, ant takių, tai buvo toks jo greitis. Na, užfiksavus tik valstybinio numerio skaičius, bet neradėsta automobilio paieška. Kiek užtrunka? Avarinę situaciją sukėlusio automobilio skaičiai 999. Sako, šių brūkšnių ant galinio Peugeot bamperio iki avarijos irgi nebuvo. Ir kas yra įdomiausia, reido reporteris Ruda Akis šioje vietoje fiksuoja kelių eismo pažeidimą, lenkimą prieš geležinkelio pervažą, o ir skaičiukai valstybinėme Audi automobilio numeryje tokie patys šetonai 39. Vienodų skaičių mėgėjams priminame, kad lenkimas prieš Rimkų geležinkelio pervažą yra draudžiamas, kaip ir prieš visas kitas pervažas. O dabar grįžtame į miestą, ten tuo pačiu metu įvyko labai rimta avarija. Liepojos gatvėje maršrutinis autobusas vežęs 18 keleivių, maršrutu Vilnius Palanga, trenkėsi į Mercedeso galą, kuris ketino pasukti į vieno prekybos centro automobilių stovėjimo aikštelę. Mercedesas po smūgio dar atsitrenkė į iš aikštelės bandžius išsukti automobilį Volkswagen Passat. Autobuso vairuotojas sakė, kad Mercedesas per staigiai prieš jį pristabdė. Nesitikėjau, kai sustabdys. Ta prasme, Sustabdė Passat, tada išleis. Mercedesas, taip? Ir aš jį kaip mojau. Ir po to apsukot. Pas jūs daug keleivių buvo? Buvo. 18. O ką išvežė ligoninę? Čia iš to Mercedeso. Iš Mercedeso? Moterį. O iš jūsų nieko? Viskas normaliai? Tuo metu ir Mercedeso vairuotojas, ir liudininkai teigė, kad avarijos metu Mercedesas jau stovėjo. O jūs norėjote įsukti į šitą aikštelę ar taip? Sakykit. Aš norėjau čia važiuoti. Ta prasme, aikštelę norėjote įsukti? Jo, norėjau, bet jis neleido, tas stovėjo mašiną va šitą. Aha. Mane įsukti. Ir aš sustojau prieš posūkį ir tas atvažiavęs užtvirtino. Užtvirtino visą istoriją. Nežinau, kaip žmonai dabar bus. Mes norėjome, čia grinai va matėm, kad norėjo išsisukti, sustojo mašina, praleisti. Šitas Mercedesas, taip? Mercedesas sustojo praleisti juodą mašiną. Ir dideliu greičiu nuo šviesoforo atvažiavo autobusas ir ta mašina tiesiog nunešė, mašina skrido. Jie galą pakėlė ir jinai dėjo, trenksmas nežmoniškas, kol mes ant klykti pradėjome. Ir moteris dar spėjo išlipti ir suklupo. Šitkaip? Taip, sakė, kad labai skauda galva ir... Po avarijos ligoninė buvo išvežta Mercedeso keleivė, moteriškiai patemti kaklo raumenys, sumuštas stuburas. Aišku, čia truputį nukrypsime nuo temas, bet kitą kartą norėtųsi, kad vairuotojai iš šios aikštelės išvažiuotų laikydamėsi dešinės pusės, o ne taip, kaip dabar bandė padaryti Passato vairuotojai. Jeigu truputį dešinės būtumėt laikęsis, truputį, aš galvoju, tas Mercedesas būtų tilpęs ir be sustojimo. Nes matot, vietos čia dar pakankamai daug yra. Va taip. 18 keleivių buvusių maršrutinėme autobuse per avariją nenukentėjo, taip pat ir kitų autobusų buvo skubiai išvežti į Palangą. Klaipėdos policija pradėjo tirti šį įvykį, bet tyrimas neikiteisminis, nes Mercedeso keleivės sužalojimai nepriskiriami sunkiems, o kitas siužetas apie neeilinę avariją ir tragediją. Ketvirtadienį kiek po vidurdienio greitkelėje netoli Dauparų per baisią avariją sužeistos 2 moterys ir paauglė. Viena nukentėjusioji jau greitai turėjo gimdyti, tačiau medikams vaisiaus išgelbėti nepavyko. Avarija vyko, kai sugedus automobiliui Ford Mondeo į pagalbą iškviestas vairuotojos brolis, atvykęs su automobiliu Volkswagen Caravella, sustojo už 27 metų sesers Fordo ir kabino diržą prie mašinos priekio, o nėščioji tuo metu bandė pritaisyti avarinį ženklą prie savo mašinos galinio dangčio. Jos staiga rėžėsi automobilis Fiat Ducato. Tai ta moteris ėjo padėti avarinį ženklą. Ta moteris. Taip? Padėti prikabinti prie galo. Prikabinti prie galo. Jo. Jūs ruošitės temti tą? Jo, ten. Jūsų mašina va ten dabar. Ne, čia stovėjo gali autobus. Čia. Va ta baltoji, taip? Jo. Va ta baltoji. Jūs iš galo stovėjo? Aha. Čia iš galo ir aš ėjau dėti virvį, kad užsidėti virvį ir parvažiuoti priekinį ten. Taip, moteris tuo metu ateina dėti... Avarinį ženklą galą. Aha. Po to, kas atsitinka? Vis pamačiau, kad mano autobus parsime. Aha. Tomi pasivaikė, vis rezultatas. Tas autobusas nesmūgė per žolyną, plūdė tą nešę moterį, numetė į griovį. Kur nešė moteris tuo metu stovėjo? Buvo. Nieks šitas kažkur atstumta mašina.
Tinai sugedus buvo. Jo, ir tas autobusas eidamas per šoną, ją užkabino, numetė čia va į žolyną. Autobusas ten nuo smūgio nuskrydo. Supratau. Ir šitą mašiną dar nuo smūgio antrą kartą atsivežė. Nevaldomas Fiatas trenkėsi į stovėjusios karavelos galą, ją nusviesdamas 30 metrų, o pats įsirėžęs į Ford Mondeo dar stūmė šį automobilį 14 metrų, jo vairuotoja, neščia moterį, nubloškęs į pakelę. Fiato, kuris buvo tempiamas lanksčia vilktimi vairuotojas, iš Radviliškio sakė, kad užsikirto vairo mechanizmas. Užsikirto vairas? Užsikirto vairas, taip. Dėl to trūkos ir netrūko. Visai netoli, visai netoli. Stabdžių įvykom buksyro nėra stiprintų. Nu, yra atitinkamai, bet ne tokie. Bet nesustabdysim, kad čia visai, va, 15 čia vietos, kažkur ten stabdžių nebūtų nepadėję. Fiato vairo mechanizmas pareigūnams įtarimų nesukėlė. Jis veikė, ratai sukosi, o Peugeot Boxer vairuotojas, kuris tempė Fiatą, apskritai pradėjo abejoti, ar tik nebus diržas nutrūkęs iki avarijos. Jis teigė, nepajutęs, kad paskui save nebetraukia kitos mašinos. Nepajutau, žinokit. Aš galvoju, kad prieš smūgį nutrūko virvė. Netgi prieš smūgį? Gali būti, jo, nes aš nepajutau, kad trūko. A, šit kaip? Tai gali būti, kad netrūko tuo metu, kada užsikirto vairas? Gali būti. Ir tada, jeigu jūs tiek nuvažiavot ramiai? Nu, aš sakau, nepajutau, aš tik per veidrodį pamačiau. Kad nebėra tempiamos mašinos? Jo. Aha. Formaliai už viską atsako tas vairuotojas, kuris tempia kitą mašiną. Kadangi į avariją patekusio Fiato vairo mechanizmas tvarkingas, gali būti, kad pareigūnai apsistos ties versiją, kad tempiamo Fiato vairuotojas dėl priekyje buvusio automobilio Peugeot gabaritų negalėjo pastebėti ir sureaguoti į tai, jog tempiantysis vairuotojas staiga pasuko vairą kairėn, kai jiems ketinusiems pasukti į degalinę, kelyje pasimaišė sugedęs automobilis ir pagalbininkų mašina. Beje, joje buvo dar dvi merginos, jaunesnė nukentėjusios Fordo vairuotojo sesuo ir nepilnametė pusseserė. Jos dėl patirtų traumų taip pat išvežtos į ligoninę. Klaipėdos rajono policijos komisariate dėl šios avarijos pradėtas ikiteisminis tyrimas. Tačiau grįžkime į sekmadienio įvykius mūsų keliuose. Pamenate? Praėjusioje laidoje leptelta, kad Lietuvoje po 2 automobilių susidūrimų abu vairuotojai buvo blaivus, tuo paneigiant mitą, kad Lietuvos soduose kas antras vairuotojas vairuoja girtas. Tačiau niekas negali paneigti mito, kad vis tiek kas antras sekmadienį Lietuvoje prisidirbęs vairuotojas bus girtas. Štai guli pilietis policijos automobilį, o juk ką tik skendo kartu su visa mašina. Labas rytas, Lietuva! Nu, labas. Kaip sekasi? Nu, einam, lipam. O, ar žinot, kad maudėtės ežere ką tik? nu gerai. Kaip sakėt? Sakau, labai gerai. Labai gerai sakot? Nu, pučiate alkotesterį. Apučiam į dūdą. Repeticija prasidės. O. Nu, Raimundai, va, šaunuolis. Kaip jūs gerai prieš kameras dirbat, Raimundai, patikėkit. Kaip yra gerai, ką? Ja. Bet sako, kad skęstančiai mašinai dar butelį gėrė, va čia tai mane nustebino šitas dalykas. Nu, matai, kaip buvo. 2,49, netgi 2,5 tonas neįputėt. Netgi 2,5 neįputėt. Reiškia, aš dabar beškau einu, ne? Ja, ne, nelabai. 0,49 gal peškom ir būtumėte ėjęs. Sakai, ne? Ja. Nu, tu dabar. Raimundai, o koks jūsų automobilis? Kokios markės automobilio ieškoti šitame ežere? Paskutinis, kuris veikia. Supratau. Turi daug, bet vieną paskandinot, netyčia. Bet žinokit, geriausias yra fintas jūsų gyvenime tai, kad jūs skęstančiam automobilė dar gerėt butelį. Čia tai man patiko. Jūs esat optimistas. Tai čia iš nervų yra. A, iš nervų, kad skęstat? Kad Lietuva skęsta? Nu. Taigi įpūstos 2,49 promilės alkoholio. Net sunkaus girtumo laipsnis nepasiektas, o žvejai išgelbėję žmogų papasakojo neįtikėtiną istoriją, kad jis atbulas įvažiavęs į vandenį, alkoholį gėrė toliau. Tai žodžiu, jeigu jūs nebūtumėte, jis būtų nuskendęs, nes jis toks girtas yra, kad... Girs labai. Nu, visiškai. Dar toks bairis, karočiai. Nu? Dar mašinai sėdėnus dar bulkė gėrė. Rimtai? Rimtai. Jau skęstančiai mašinai. Čia bairis gėrė. Įvykio vietą atėjo ir trečiasis gelbėtojas. Jis tik patvirtino faktą, kad vandenyje reikia ieškoti automobilio Volkswagen Passat ir kad vairuotojas skęstančiame automobilyje gėrė svaigiosius gėrimus. O aš žvejavau čia, pusbrolis čia žvejavo, tas kitas čia žvejavo. Nu ir jisai tai atvažiavo šitą, kaip yra, nu, pažvėjuoti. Aha, bet jisai pats. Sako, iki 2 nakties aš gėriau, ten pas jį iš Amerikos atvažiavo, nu jisai pasi atsivežė bonkę. Nu jisai išgėrė tą bonkę, nu ir ką, ir sakom, nesėskis už vairo. Ne, sako, aš patrauksiu mašiną iš šono. Nu mes žvejojom, mes nekreipėm dėmesį tą.
Nu, jisai kai dėjo čia į apačią, taip ir nuvažiavo viskas. O čia kai pradėjo skęsti, mes taigi nusirengė, staigiant šitą į vandenį, tai jau tą mašiną pradėjo. O jisai atsisėdė savo, geria tą degtinę ir viskas. Toliau geria? Skęsdamas? Nu, skęsdamas geria. Nu, tai va čia vyrai man papasakojo. Į apačią, nu. Tai mes vos gerai, kad aš dviesi buvom, o ne aš vienas yra. Tai būtų viso gero. Tai viso gero būtų. Jau viskas, jau vėjai į apačią. Jau mumis pradėjo tempti. Tai gerai, kad per langą ištempėm, tai ištraukiam čia ant kranto. Jau mes irgi tos jėgos tiek turėjom. Tas vėl į vandenį. Sako, cigaretės palikau. Sako, čia yra 6 metrai gilio, o gal ir 3. Koks skirtumas? Mašiną reikia ištraukti vis tiek, kad žuvims nemaišytų. Kolega laidos apie žvejybą viename gale kablys autorius Paulius Korsakas yra prašęs reido žmonių, kad pasitaikius progai, kai neaiškiame vandens telkinyje skęs automobilis, ištirti vietinę florą ir fauną. Tai yra patikrinti ir išsiaiškinti, kas ir kaip kimba. Tačiau tą sekmadienį Dituvos ežere kibo ne žuvis. Tą sekmadienį čia kibo automobiliai Volkswagen Passat. Šiandien tiek. Ačiū, kad nepagailėjote gražaus vasaros laiko ir šį pusvalandį buvote su reidu. Nu, mes pasimatysime kitą antradienį 15 minučių po 8 valandos vakaro. Būkite aplankyti. Sudie. Į baną juostai važiavo, bet dabar jau sumeluot taip stai. Pat įdomu, iš kur? Iš ten? Yeah.